Ar pastebėjote, kad vienintelis kartas, kai mes norime tapti senesniais, yra tada, kai mes esame vaikai. Labas vakaras visi vakaro svečiai, o ypač visi taustmasteriukai, nes jums šį vakarą sukanka 2 metukai. Paklauskite mažo vaiko, kiek jam yra metų, ir jis atsakys, man 3,5. Mes juk niekada nesakome, kad mums yra 36,5 arba 69,5. Paklauskite paauglio, kiek jam yra metų. Ir jis atsakys, beveik 18, nors jam dar tik 15. Ir štai pagaliau tam paaugliui sukanka 18. Ir kas tada? Jam sukanka 18, sueina 30, sukanka 40. Ir jūs spaudžiate gyvenimo stabdžius, nes gyvenimo kelias jau slidus. Ir jūs ne automobiliai, todėl negalite pasikeisti savo padangų. Jums džiaugsmingai sukanka 18, sueina 30, sukanka 40, ištempėte iki 50, ištverėte iki 60, išstenite iki 70, tada ištverėte iki kito trečiadienio, dar kito trečiadienio, jums jau 80, tada laukite pietų, laukite vakarienės, išgyvenate iki dar kitos vakarienės ir jums jau 100 metų. Netrukus jūs galite pasigirti. Man 100,5. Gyvenime mus valdo skaičiai. Moterys visada nerimauja dėl kilogramų, vyrai nerimauja dėl centimetrų, bet gyvename 21 amžiaus 2 dešimtmetyje ir visa tai yra pataisoma. Bet yra vienas dalykas, kuris yra nepataisomas ir jis yra bendras vyrams ir moteriams. Tai yra amžius, mūsų metai. Man labai patinka praktika, kurią vartoja vokiečiai ir kai kurie Skandinavijos gyventojai. Kadangi lietuviai turi, mano seniai pastebėta, pesimistinį požiūrį į senėjimą ir į nespėjimą su laiku, kai norima padaryti labai daug, bet spėjame labai mažai. Vokietijoje baigus vidurinę mokyklą, paaugliai nestoja į universitetus. Jie turi pasirinkimą – armija arba socialinė praktika. Mes to pasirinkimo neturime, todėl visi, absoliuti dauguma stoja į aukštąsias mokyklas, nežinodami, ko jie nori. Taip, kas 5 nebaigia universiteto, kas 10 nebaigia netgi 1 kurso, arba kitais metais stoja iš naujo. Nusikelkime į ateitį, kuri kai kam yra dabartis. Ir pažvelkime į gyvenimą iš labai patyrusių senų akių, kurios žaižaruoja optimizmu. 2 pavyzdžiai iš 2 labai senų žmonių, kuriuos aš sutikęs žinojau, kad jie pakeis mano gyvenimą. Jie man buvo visiškai svetimi žmonės. Kanadietis Kifas, kuriam tada buvo 72 metai, bėgo per visą Kremliaus aikštę Maskvoje, šaukdamas, kad jis paliko savo fotoaparatą prie fontano, nors jis visą laiką kabojo jam ant kaklo. Susižerdavo visas mano monetas nuo stalo, galvodamas, kad tai jo monetas. Bet tryško noru patirti lietuvišką pirtį, tryško noru išvažinėti savo mažų automobiliukų visą rytų Europą, tryško noru pažinti lietuvišką kaimą. Neseniai jis man parašė trumpą žinutę. Aš Australijoje,
mokausi žaisti golfą. Kifui 80 metų. 66 metų bavaras Bokardas. Jį sutikau Afrikoje. Jis kaip tikras skautas naktimis šaltose dykumose nakvodavo palapinėse. Ir vieną vakarą prie laužo mes turėjome pokalbį. Jis atskleidė savo aplankytų šalių skaičių, aš atskleidžiau savo. Paaiškėjo, kad mes aplankėme po tiek pat šalių. Jis per savo ilgą gyvenimą, aš per savo netokį ilgą gyvenimą. Tai buvo arti 70. Iki šiol Bokardas man siunčia trumpas žinutės. Skaičius ir šalies pavadinimas. Paskutinė žinutė. Suomija 79. Susigėdęs rašau atsakymą. Šri Lanka 76. Yra 10 Dievo įsakymų, kai kurie iš mūsų jų laikosi, kai kurie nesilaiko, kai kurie netgi nežino. Yra 5 Alacho įstatymai, kurių laikosi musulmonai ir turbūt labiau laikosi negu katalikai laikosi 10 Dievo įsakymų. Po paskutinio susitikimo sužinojame apie 4 Toltekų išmintis ir aš esu tikras, kad bent jau pusė iš mūsų pradėjo jų laikytis. Šį vakarą jūs išgirsite, tiksliau pamatysite ir išgirsite 3 Dainiaus Kinderio išmintis arba taisyklės, kurių jų autorius jau seniai laikosi ir jos padeda jo gyvenime išlikti jaunam. Jų laikantis, jūs išliksite jauni, netgi jeigu jūsų gyvenimo kalendoriaus lapai pageltė. Pirmoji išmintis. Išmeskite iš savo gyvenimo nereikalingus skaičius. Kilogramus, centimetrus, metus. Antroji išmintis. Bendraukite tik su įkvėpėjais, optimistais. Niurzgos, bambekliai, marmekliai gramzina jūsų dugną. Nesigailėkite jų. O jeigu tai viršyje? Trečioji išmintis. Mokykitės visą gyvenimą. Netikėkite didžiausią nesąmonę. Daug žinosi, greit pasensi. Nelaikykite savo smegenų sausais, nes juos į savo saugyklą patalpins Alzheimeris. Neskubėkite gyventi. Linkiu jums sulaukti 100,5.